stilių tai norėjom sukurti tokią ekstravagantišką, nes Monika nepaslaptis yra tikrai išskirtinė asmenybė ir manau, kad mėgsta išsiskirti iš daugumos. Bet pati pagrindinė fotosesijos mintis buvo vakarinius ar prabangius drabužius parodyti labai netradicinėje erdvėje. Nes paprastai, jeigu tu apsirengi puošnę vakarinę suknelę, ten, žodžiu, vakarinis makiažas, tai tu kur eini į operos teatrą arba ten į kokį renginį, o mes visiškai atvirkščiai fotografavom, pavyzdžiui, atviroj maisto, žodžiu, turgelyje, ne? Kur tikrai nieks nevaikšto su ten žvineliniam suknelėm. Tiesiog labai lengvom tekstūrom išgauti gražaus veiduko efektą. Ir viršelio būtent nuotraukai akcentavau lūpas, žinoma, ir pravedimą dėjau, kadangi pas mus yra pakankamai linkusi tema į Lady Gaga, sakykime, tematika, moodboardas, tai norėjusi to akcento truputį tokių pravedimų, aštresnių ir, sakykime, taip. Apie aukštakulnius anksčiau negalėdavau net pagalvoti. Apie vaikščiojimą su jais, o ypač lipimą į sceną. Bet kažkaip perlipau šitą savo baimę ir dabar vienas malonumas. Gerai, gal ne malonumas, bet nebevengiu ir stengiuosi nešiot jos ir kasdieną, ir fotosesijose nebe problema, ir sceną lips be aukštakulnių jau kažkaip nebe tas. Aukštakulnių dar nekolekcionuoju, todėl jų spintoje yra 3 poros šiuo metu, tai yra lauko aukštakulniai, rudeniniai labiau, sceniniai ir kasdienai.